Sveiki, šiandien išvelgsime naują vaizdo registratorių R90. Šis modelis turi aliumininį korpusą. Jis yra gerokai tvirtesnis negu įprastinis plasmasinis korpusas. Priekinė korpuso dalis yra padengta white wire shell medžiaga. Ši medžiaga yra kažkas panašaus į organinį stiklą. Taigi, registratorius atrodo tikrai gražiai. Dauguma vaizdo registratorių yra labai lengvi ir juos paėmus į ranką, atrodo, lyg jie būtų tuščiaviduriai. Bet paėmus į ranką šį vaizdo registratorių, iš karto jaučiu svorį. Įprastai vaizdo registratoriai turi 1,5 colio, 2 colio, 2,5 colio ekraną. Šis registratorius turi 3,5 colio ekraną. Šiame ekrane yra labai patogu naršyti meniu, taigi ekranas pakankamo dydžio, kad galėtumėt vaizdo įrašus peržiūrėti tiesiog pačiame ekrane. Aiškiai matysis pats vaizdo įrašas ir automobilio numeriai. Šis registratorius turi milžinišką 40 mm objektyvą, kuris leidžia vaizdą filmuoti tikru 170 laipsnių kampu. Dėl ko sakau tikru 170 laipsnių kampu? Dėl to, kad dauguma gamintojų dabar gerokai pagražina savo specifikacijas ir dažnai būna taip, kad įsigijus registratorių, kuris turėtų filmuoti 170 laipsnių kampu, jis iš tikrųjų filmuoja gerokai mažesnių kampų. Tai gali būti 160, 140, 120 arba netgi 90 laipsnių kampų. Čia turėsite tikrą 170 laipsnių kampą. Tai reiškia, kad vaizdo registratorius filmuos ne tik jūsų kapoto priekį, bet vaizdą apims šiek tiek plačiau. Tai greičiausia, kad matysis netgi jūsų sparnai beveik iki pat veidrodėlio. Platesnis vaizdas, žinoma, yra geriau, dėl to, kad matysis įvykiai didesnių spindulių. Registratorius turi 6G lęšį. Tai yra iš 6 specialiai apdirbto stiklo sluoksnių pagamintas lęšis. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad stikliniai lęšiai yra žymiai geresnės kokybės negu plastikiniai lęšiai. Šis specialus lęšis leidžia išgauti gerokai ryškesnį vaizdą. Vaizdo įrašas bus ryškus ir aiškus, lengviau bus įžiūrimi valstybiniai numeriai. Taip pat puikiai fokusuojamas ne tik vaizdo įrašo vidurys, bet ir kraštai. Registratorius turi Aptina AR0330 sensorių. Šis sensorius yra labai vertinamas dėl savo galimybės įrašinėti vaizdo įrašus esant prastam apšvietimui. Šiam sensoriui užtenka gerokai mažesnio apšvietimo, kad jisai vis dar galėtų aiškiai įrašyti vaizdą esant tamsiu paros metu. Šio registratoriaus sensorius yra 1/3 colio. Palyginimui tokio pačio dydžio sensorių turi iPhone 5S ir iPhone 6 telefonai. Viena iš geriausių šio registratorių savybių yra ta, kad jis ne tik gali filmuoti tamsiu paros metu ir vaizdą užfiksuoti pakankamai šviesiai, bet ir jį išlaikyti ryškų. Ir panašus vaizdo registratoriai gali taip pat filmuoti pakankamai šviesų vaizdą, tačiau jie neišlaiko tokio ryškumo. Taip yra greičiausiai dėl to, kad registratorius turi pakankamai šviesų ir ryškų lęšį ir gerą sensorių. Taigi jam nereikia taip stipriai užkelti vadinamo ISO. Galime palyginti vaizdo įrašus, kaip atrodo NF9 vaizdo registratorius naktį darytas įrašas. Štai čia matome, kad vaizdas yra pakankamai šviesus, tačiau valstybinius numerius arba kitas detales įžiūrėti yra pakankamai sunku. Ir štai čia matome vaizdo įrašą, darytą R90 vaizdo registratoriaus naktį, netgi lyjant, tai matomumą dar šiek tiek blogina, bet vaizdas yra ne tik šviesus, bet ir gana ryškiai ir aiškiai galima įžiūrėti valstybinius numerius bei kitas detalės. Taigi tai yra vienas iš išskirtinių šio registratoriaus bruožų. Tai yra puikus filmavimas esant tamsiu paros metu. R90 turi Novatek 96650 procesorių. Šis procesorius yra žinomas kaip vienas stabiliausių procesorių naudojamas vaizdo registratoriuose. Jis praktiškai nekaista, gali veikti nuo 24 valandas per parą. Ir dėl aukšto procesoriaus galingumo jis gali greitai apdoroti informaciją, dėl to registratorius praktiškai nestringa. Gamintojas nurodo, kad R90 vaizdo registratoriaus akumuliatorius yra skirtas užbaigti įrašą. Tai reiškia, kad registratorius yra skirtas naudoti į pastoviai pajungusi maitinimo šaltinį. Atlikome bandymą ir bandymo rezultatai labai nustebino. Dėl ko sakau nustebino? Dėl to, kad dauguma kitų gamintojų vaizdo registratorių taip pat turi įmontuotas baterijas. Gamintojai deklaruoja, kad registratorius be maitinimo šaltinio galės filmuoti, pavyzdžiui, iki 10 minučių. Tačiau dažniausiai apie 90% vaizdo registratorių filmuoja nuo maždaug 10 sekundžių iki 1 minutės. Nors ir yra deklaruojama, kad R90 registratorius baterija yra skirta tik užbaigti įrašą, realiai bandymo metu jis išfilmavo 20 minučių. Taip, toliau galimybės. Be abejo, registratorius gali filmuoti, fotografuoti ir dideliame 3,5 colio ekrane galite peržiūrėti vaizdo įrašą. Šis registratorius gali filmuoti Full HD, HD arba PG raiškomis. Full HD raiškais gali filmuoti iki 30 kadrų per sekundę. Šiuo registratoriu taip pat galite fotografuoti iki 12 megapikselių nuotraukas. Kadangi registratorius turi didelį ekraną ir labai patogu naršyti meniu, taigi meniu galite pasirinkti rezoliuciją, tai galite keisti vaizdo įrašo dydį. Registratorius be abejo turi ciklinį rašymą, jis gali karpyti vaizdo įrašą 3, 5 arba 10 minučių gabaliukais ir atminties kortelį pilnai užsipildžius gali pradėti trinti po vieną įrašą nuo pačio seniausio. Toliau R90 turi HDR funkciją. HDR funkcija leidžia puikiai sureguliuoti vaizdo įrašo šviesumą ir ryškumą, kadangi per tamsias ir per šviesias vietas registratorius gali sujungti į vieną vaizdo įrašą, išgaudamas geriausią įmanomą apšvietimą. Judesio detektorius. Įjungus šią funkciją, registratorių palikus budėjimo režimu,
Jis fiksuos bet kokį judesį ir iš karto pradės filmuoti. Įjungus G sensorių, registratorius jaučia smūgius ir atsiradus labai stipriam pagreitėjimui, sulėtėjimui arba šoniniam smūgiui, vaizdo registratorius iš karto automatiškai pradeda filmuoti, užrakindamas tą vaizdo įrašą. Tai reiškia, kad jeigu įvyktų avarija, būtent tas vaizdo įrašas 100% būtų išsaugotas. Be abejo, screensaver funkciją galite pasirinkti, po kiek laiko ekranas bus automatiškai išjungtas, kad vairuojant šviečiantis ekranas jūsų neblaškytų. Galite pasikeisti kalbą, registratorius turi anglų, rusų, vokiečių ir kitas populiarias kalbas. Dar viena puikia funkcija, kurią turi šis vaizdo registratorius, yra vadinamas parkavimo stebėjimas. Taigi, palikus registratorių šiuo režimu, netgi registratoriui esant išjungtam, jis visą laiką budės. Jeigu jūsų automobilį kažkas pajudins ir registratorius užfiksuos kažkokį smūgį arba krestelėjimą, jis automatiškai pradės filmuoti ir filmuos 30 sekundžių. Taigi, jeigu stovėjimo aikštelėje kažkas atsitrenks jūsų automobilį ir pabėgs, registratorius gali užfiksuoti šį įvykį. Taigi, vertinant šio registratoriaus kokybę, papildomas funkcijas ir jo galimybę aiškiai įrašinėti vaizdo įrašus esant prastam apšvietimui, sakyčiau, kad šis registratorius yra vienas geriausių šiuo metu esančių rinkoje. R90 ir kitus kokybiškus vaizdo registratorius galite rasti vaizdoregistratoriai.eu ir urmokaina.lt parduotuvėse.